Aš esu gyvoji duona nužengus iš dangaus. Kas valgys tą duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti. Kaip gali jis mums duoti valgyti savo kūną? Jėzus jiems kalbėjo. Iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną gyvenimą. Ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis. Ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Taigi, šiandien tokia žinia siunčiama tau ir man. Ir aš tikrai su tavim sutinku, kad mes kaip tie, kurie ginčijosi tarp savęs. Kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną ir gerti savo kraują? Tai visiškai skamba galbūt makabriškai. Bet Jėzus vietoj to, kad bandytų mums tai paaiškinti, jis toliau kalba. Aš iš tiesų sakau jums. Jei nevalgys mano kūno, negers mano kraujo, neturėsit savy gyvybės. Taigi šiandien nesileiskim mūdu į teologinius apsvarstymus, mąstymus, bet tiesiog atkreipkim dėmesį į vieną paprastą dalyką. Aš nežinau, kaip tu šiandien jauties, kokia šiandien tavo nuotaika. Gal tave kas nors įžeidė, gal tave kažkas nuskriaudė. Gal tu tiesiog paprasčiausiai esi nusiminęs, kad štai baigėsi vasara. Vėl reikės sukti link studijų. Vėl reikės auditorijų suolus šlifuoti. Galbūt dar kažkokios mintis tave apniukusios yra. Galbūt tave paliko tas žmogus, dėl kurio tu visą širdį buvai atidavusi. Galbūt jis tave išdavė, o galbūt pasakė, man tavęs nebereikia. Galbūt tu šiandien sėdi ant prarajos krašto ir negali apsispręsti, ką tau daryti. Tu nori gyventi, bet kažkas tave tempia atgal. Tu nori bėgti, bet tavo kojos neklauso. Tai galbūt čia yra tas atsakymas. Galbūt pasakysiu labai primityviai, bet aš savo amžiui jau galiu savo tai leisti įsakyti. Pameni, kaip pirmos šventos komunijos buvai? Gal ne? Galbūt pameni kažkada tai tikrą, išsame, gilę, plačią išpažintį. O gal atsimeni tą akimirką, kai iš tiesų priėmei Jėzų, skaitydamas Dievo žodį. Galbūt tu pameni tą akimirką iš vaikystės, kai tu priėmei švenčiausią sakramentą, kurį mes vadinam gyvybės duona. Galbūt šiandien labai nedaug reikia savęs paklausti, o galbūt čia yra atsakymas. Galbūt tu turi kitą atsakymą, galbūt daugiau atsakymų yra. Bet šiandien mūdu susitikom. Tai paklauskim, kažkieno tai. Gal tavęs, o gal manęs, o gal to, virš kurio dega šiandien ši amžinoji raudona lempelė, kuri žymi, kad čia yra gyvoji duona. Galbūt prasminga yra vėl ateiti, priimti duonos gabalėlį, gyvenimo duonos gabalėlį. Nes Jėzus tokiu būdu panoro būti su mumis, duonos paprastume, kuri iš daugybės rankų yra padaryta. Juk, kad šitas duonos gabalėlis atsirastų ant mūsų stalo, ant mūsų altoriaus, kiek žmonių turėjo prie jos prisiliesti. O galbūt tie žmonės prisilieti prie tos duonos, kad tu ir aš gyventume. Taigi linkiu tau pabandyti ir šią duoną, jos skonį. Ir tu norėsi vėl gyventi ir džiaugtis. Ir niekada negalėsi sakyti, aš nebeturiu jėgų, aš nebenoriu. Sakysi visuomet, viešpats su manim, Dievas su manim. Sėkmės tau.